Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Algė Matiekūnaitė, oh my god, tiesioginis eteris, kaip tu jautiesi? Nusivalyk lūpdažiuką. Velnias, antra laida ir vėl mama sakys, kad blogai padažė, nes ant smakro lūpdažis liko. Tai va, jeigu žinokit, iškrisiu, tai čia lūpdažis kaltas, viską ingrimeriniu. Koks yra skirtumas tarp tiesioginio eterio ir tarp kitų etapų, kurie nėra tiesioginiai? Man asmeniškai... Man tai buvo žiauriai faina. Tu neturi kur pasitraukti, tu nelauksi, kad kaip tave sumontuos arba kaip tave parodys. Man buvo žiauriai cool, tiesą pasakius, aš nejaučiau skirtumo. Aš tikrai nejaučiau skirtumo, man scena kiekvieną kartą yra vienoda. Ir tai fainai, jie ten šoka ir kad aš žinai iš tos kėdės kaip popcornas šokiai. Tai fainai. Ir visiems tai parodo, davai. Rolandas repuot pradėjo, jis girdėjo, jis repavo. Repuoti pradėjo, tai klausyk, Algė, dabar Delfi skaitytojams labai trumpas komentaras apie tavo pasirodymą ir kad už tave reikia balsuoti. Mano pasirodymas buvo man labai fainas, o jeigu man patiko, patiks ir jūs. Ir klausykit repo visi, bum. Kokiu numeriu balsuoti? Reikia balsuoti 10, 1, 6, 7, 2. Padarėm Spice Girls. O, Beckham. Gerai, čia šitą Delfi, nes jisai žiūri.